Labas rytas, taigi susitinkam šiandien. Tęsiam čakrų meditacijas ir šiandieninė čakra yra gerklės čakra. Ji yra gerklėje, ten, kur yra skydliaukė, toj vietoj, tai bet kokie sutrikimai su skydliaukė gali būti gerklės čakros kažkoksai tai užsiblokavimas ar disbalansas, kažkokios tai problemos su energetiniam lygmenį. Taigi, jeigu turi akmenėlį, kristalą, pasimk jį ir laikyk jį rankose. Ir kas yra gerklės čakra? Gerklės čakra tai yra kalbėjimas, išreiškimas savo pozicijos, savo vidinio balso, nebijojimas išreikšti save per žodį, tai yra ir manifestavimas savo kažkokių tai planų, tikslų, manifestavimas žodžiu. Todėl labai rekomenduojama manifestuoti ne vien tik tai mintimis savo tikslus, ne vien tik tai užrašais, užrašymų savo tikslų, kas irgi yra labai svarbu, bet ir manifestavimas žodžiu, to, ko mes norim, to, ko mes siekiam, to, ko mes tikimės. Taigi, šiandien gerklės čakra ir keliaujam į meditaciją. Užsimerk. Jeigu nurimsta tavo mintys, tavo protas, tavo kūnas, pajus harmoniją su savimi, su aplinka, ten, kur tu esi. Aš esu